Keičia šiaip laikai, kad dabar viskas matuojama yra su GPS-ais, nebe su busoliam kaip anksčiau. Biržės, kur atrėžinėja, į viską žiūri paprasčiau, nebet kirtinėja tų spindžių, kad viskas aiškiai matytus. Spindis, pavyzdžiui, yra čia užžymėta, yra valksma. Ne, žaliais dažais jau užsiaiškinom, kad žalia spalva, pa šitą rėžėją yra valksma žymimas, nors šiaip teoriškai mes užrašom V raidę. Čia va užžymėjau kampas apačioj ir čia šitoj vietoj atsiskiria plynas kirtimas nuo atrankinio kirtimo. Pavyzdžiui, kaip mes dabar čia stovim, va, konkrečiai va šitoj vietoj, tai jeigu ne šitie mano papildomai padažyti medžiai, nelabai ir matytus tas uždažymas. Teoriškai turėtų būti va šitie va smulkus, šitie kurmokšniai, šaltekšniai, jie turėtų būti prakertami ir matytis turėtų minimum bent jau 50 metrų į priekį aiškiai konkreti riba. O jeigu atsistoja, jeigu riba atsitrenkia tiesiai į medį, tada uždažai užbrėži medį iš vienos ir iš kitos pusės, kad eidamas ir iš vieno galo, ir iš kito galo matytum liniją. Čia taip nėra padaryta. Aišku, galima to ir nedaryti, gali su dažai sužaisti, bet tada turi netaupyti dažų. Čia aišku, kad kertasi. O čia užrašiau P raidę. Tai aišku, kad čia yra plynas kirtimas. O čia užrašiau, kad neiškirstų. Ir parašiau kampą. Nes nebuvo aiškiai biržės režimo metu atžymėta. Matot? Čia jau kils klausimų, kodėl čia yra taip pažymėta. Jeigu kai užduos klausimą, tada bus atsakymas. Kad neįvyktų nesusipratimo kirtimo metu. Raudonas kelio vingis. Gal atsiras žmogus, kuris užrašė šitą užrašą, įdėjo į įmautę, atvažiavo į mišką, prisegė prie medžio į dar kažkokį ten tą piešinuką. Kas paaiškink, kas ten nubrėžė? Kaip pusūrinis, kažkoks bebriuksta.